Sveikas, brangus žiūrovė, įsijungęs per juoduosius veidrodžius dar vieną mano epizodą, kuriame pabandysiu paaiškinti savais žodžiais apie poliravimo ypatumus ir kitas negandas, susiduriant su automobilio kėbulo paviršium. Jūsų ekrane yra Porsche Panamera juoda bazinė spalva. Bazinė reiškia, kad nėra perlamutro, žėručio, lake ir daže. Visiškai bazinė juoda spalva, kuria yra sudėtingiausia pagal idėją nupoliruoti iš visų galimų spalvų. Matote dabar tas žėručius, tokius saulės spinduliukus. Jų neturėtų būti lūžtant spinduliui, atsimušant nuo paviršiaus. Turėtų būti aiškus veidrodinis paviršius, ypač ant juodos bazinės. Kai juodą bazinę gražiai nupoliruoji, visiškas veidrodukas gaunasi. Tai kaip ir labai įdomi spalva, bet labai jautri, nepraktiška. Na ir šiame epizode parodysiu, kaip panaikinti visus šios įbrėžimus ir prižiūrėti tą nepraktišką spalvą. Kaip matote, žėručių zuikučių pilna, hologramų taip pat, gilesnių įbrėžimų, kaip kad su plovimo žarna čia įtariu, užkliuvo ir nuvibravo šiek tiek galbūt, po to galinis plastikinis bamperis su kita apdaila, plastikas poliruojasi truputėlį kitaip nei žadėta. Paaiškinsiu dabar, žiūrėkit, yra smėlio spalvos metalas, po to čakis spalvos gruntas, dažai ir viršui lakas, kaip matot surašiau. Tai lako įbrėžimus nuspalvintus raudonai mes sugebam pašalinti su poliravimo technika. Mes čiučiut paskutam laką ir taip panaikinam įbrėžimus. Čia nėra kažkokia magija su poliravimu, kažkoks maskavimas. Iš tikrųjų, poliravimas tai yra lako šlifavimas. Iki tam tikros ribos, saugios, kad ir automobiliui ir automobilio išvaizdai būtų gerai. Tai yra atsakingas darbas, ne iš lengvųjų, reikalaujantis kantrybės, atkaklumo, užsispyrimo ir tokio smulkmeniškumo, nes tu gali didžiuosius plotus praeiti su mašinėlė, vos ne su cigarų burnoj, nurauti, ten sakysi apačioj ant slenkščių, nieks neatsilenks, nematys ir palieki kaip yra ir tiesiog kapotą su durelėm galinių dangčių nuvarei su makita ir sakai, aš poliruotojas. Yra tokių variantų pilna, bet viskas turi savo gylį ir kokybę. Tai detailinge, kai kalbam apie poliravimą, yra kruopštus ir atsakingas darbas, tinkamai tai padaryti, nesugadinti, numeris 1 taisyklė, bet labiau, kad poliruojam tas stojkės vadinamas, kitas vietas, kur kažkas kitas gali ir praleistų. Tai čia ir yra detailingas, kaip kažkada praeituose epizoduose kalbėjau apie salono valymą pagal detailingo filosofiją, rodžiau, tai dabar yra poliravimas pagal detailingo filosofiją. Vienas iš tų sudedamųjų dalių yra stojkių poliravimas. Tie įbrėžimai, kur užspalvinti. Mes pašalinam tos hologramytės, smulkiosius įbrėžimus ir tai darau su kiečiausia turiu galvoj, tai grubiausia poliravimo pasta, kuri savo abrazyvu nuskuto lakas čiučiut, jinai tokia grubesnė. Besisukant poliravimo kempinėliai su skyto pasta yra sukuriama tokia mechaninė trintis. Tuo pačiu ir kyla temperatūra, lakas skilinėja taip mikro ir nusišveičia iki tam tikro lygio. Dėl grubaus paviršiaus, kuris mums visiškai negrubus, bet ten mikroskopo akim pažiūrėjus, pasta skiriasi ir poliravimo padukai skiriasi. Ir mes manipuliuojam tarp tų grubumų, norinti paveikti laką tvarkingai, nepaliekant hologramų. Tai gali, nušveisti grubiai įbrėžimą, bet liks matinis paviršius, hologramos, saulės spindulys lūš neteisingai, ne kaip nuo veidrodžio ir matysis dar viso ko. Tai einant šiam filmui pasistengsiu, paaiškinti, kiek kokių etapų ir pastų ir padukų gali jums prireikti, norint pasidaryti patiems šį darbą. Bet įtariu, kad tikriausiai, jeigu žiūrite šį kanalą, tikriausiai pats esate šios specialybės amatininkas, galiu drąsiai jūs taip vadinti, nes tai yra amatas,
o ne šiaip kažkoks garažinis darbas. Jūs turėtumėte didžiuotis darydami tokį darbą, aš manau, drąsiai. Tad pagarba, jeigu užsiimate to. O grįžtant prie poliravimo, pradedu nuo smulkiausių, sudėtingiausių tarpukų ir viečikių, pavadinkim. Nes pabaigoj mūsų pačių energija silpsta. Mums pradeda įgrįsti jau tas automobilis. Ir aš pasilieku desertui didžiosius plotus, poilsiui. Pradedu nuo sunkiausiai, daugiausiai energijos ir užsispyrimo reikalaujančių plotų, kol dar esu kupinas, kol dar stovi, kaip sakant, kupinas energijos ir dar viskas su šypsenėle, motyvacija dirbti. Tai pradedu iš apačios į viršų nuo tokios vietos, nes jeigu pradėsiu poliruoti viršutinės rankenėlės, ten tarkim gali nutrupėti dulkių į apačią ir turėsiu papildomai valyti, tai aš iš pradžio tos slenkščius nusipoliravau, tada stoikės, rankenėlės, matysit video. Bet slenkščius buvo pirmas dalykas, kurį nusipoliravau, bet dabar taip sumontavau, šiek tiek paįvairindamas, atrodo, kad pinasi. Bet slenkščiai buvo pirmi dalykai, kuriems skiriau daugiausia laiko ir tada stoikės. Tada besinaudodant tą pačią mašinėlę, tą pačią švarę kempinėlę, nusprendžiau dar praeiti kelias palangės siauresnės su siauresnio tipo mašinėlė, kuri yra Flexo PXE80 modelis. Puikiai mašinėlė, galėčiau girti iki paryčių, jos funkcionalumus vardydamas. Ir dar turėsiu progą, manau, ją jums pagirti šiame epizode. Grįžtant prie poliravimo, matote aplink savo ašį besisukančią rotacinę mašinėlę ir aš su rotacinė mašinėlė skutu įbrėžimus. Taip, aš esu to tipo poliruotojas, pavadinkim, kuris skuta įbrėžimus rotaciniu būdu, kas man labai patinka, duoda efektą ir jis gan greitai eina, bet tiesiog iš po rotacinės mašinėlės dar reikia padirbėti su antru etapu, kas greičiau vyksta, bet ir kokybiškiau. Papasakosiu šiek tiek vėliau. O grįžtant prie dabartinio vaizdo jūsų ekranuose, matote, kaip užsidedu ant papildomo priedėlio mažas kempinėlės. Kaip minėjau, dirbu su sunkiai prieinamus vietomis iš pat pradžių. Tad tame tarpe bus bumperiai, galinės lempos, spoileris, rankenėlės, veidrodėliai. Tai dabar tas priedėlis, kurį matote. Aš jį radau, nusipirkau iš tikrųjų iš Facebook group skelbimų. Užmačiau momentą, kad parduot kažkas nauja, tikriausiai tą patį AliExpressinį gaidį man čia pardavė, biškį užsimetęs, bet man tuo metu labai reikėjo, aš nusipirkau, nepagailėjau ir iš tiesų galiu pasakyti visai nieko daikčiukas. Užsideda va taip, kaip matėt, ant rotacinės mašinėlės. Manau, pakimyčinę uždėtumėt ir ant suktuko, ant bulgarkės tikrai uždėtumėt, nes riegis viens prie vieną bulgarkinis, bet bulgarkė jūsų kampinis šlifuoklis turėtų būti su apsukų reguliavimu. Kitu atveju nuneš jums čia tą trosą su visą ranką. Tai va, pažiūrėkit, kokie įbrėžimai ant plastikinio paviršiaus tarp Porsche emblemų. Tai su tokiu angaliuku jūs galite puikiai matyti ir suprasti, kad aš su tokiais sunkiai prieinamam vietom susitvarkau, kaip su parkeliuku. Prieinu, kur reikia, įkišu kempinėlę ir norint tikrai profesionaliai užsiimti detailingu, kiekvieno tokio šūdnekio, atsiprašant, jums ir prireiks. Vis su kiekvienu automobiliu žiūriu, ir čia stringu, bet išspręsčiau pastrigimą su tokiu įrankiu, tada puk, dasiperki ir tada būna momentas, kai jau tikrai viską turi ir pakankamai įsišiepęs dirbi. Čia dabar matote rankoje kitą trosą, jau iš Flexo firmos, jau kiti angaliai, kiti masteliai angalių, pločiai, dydžiai, kietumai, tai poliravimas ir susideda iš tokių smulkmenėlių įvairiausių, kurias liečia poliravimo pastas, padukus, jų grubumą, dydį, tada ekscentrika, rotacija, tada greitis, apsukos, net ir tai lemia. Pavyzdžiui, ant mašinėlių pastebėsit, kad yra
rotacinę ar ekscentrinę apsisukimo greičio reguliavimo mygtukai. Kam jie duoti? Tai jeigu jie yra duoti, jie vadinas atliek savo vaidmenį irgi. Ir ne visuomet greičiau yra geriau. Na, dar manau bus proga jums papasakoti apie tai kiek vėliau šiame epizode, o dabar pažiūrėkime, kaip kiekvieną kartą pažiūriu, koks bus greičiausias būdas man susitvarkyti su šiuo laku. Nes tikrai žinokit, kiekvienas lakas iš tikrųjų įrodo, ką kita šneka, ką kita. Būna vieni nusišneka, kiti mažiau nusišneka, ką bandau pasakyti, kad atrodo vakar nupoliravau mašiną vienokiu būdu, šiandien su to pačiu būdu tos mašinos nepaimu arba stringu. Ir dažniausiai prasitestuoju. Šiuo metu prasitestuosiu skutimo paduką iš Zvizer, kuris yra skirtas kirpimui, pavadinkim kabutėse, ir grubiausia Kocho K9 pasta. Taip pat kirpimui. Ir pažiūrėsim, kokio tipo man rezultatą išgausiu. Ir pradedu skusti nuo automobilio ketvirčio, mano mėgstamiausia vieta. Ir čia Porsche gan vienas sudėtingesnių vietų, nes tas gražus Porsche firminis neligumas ant ketvirčio, ta duobutė, jinai turi irgi turėti mažesnę mašinėlę arba sumokėti su tą savo mašinėlę tą išgaubimą išskusti. Yra ką veikti. Tokia irgi zona, su kuria reikia pasižaisti. Tai va, skutu dabar su ekscentrinė mašinėlė, Flexas taip pat, belaidis, labai džiaugiuosi, geri įrankiai, nemėgstu laidų ir be laidų aš tampu dar mobilesnis ir toks kaip ninja koks, žinai, neužkliūnu niekur, nenugriūnu garaže niekur susipainėjęs tarp laidų. Tai automobilio, tas dangtelis irgi pasikeli ir žaidi pasikėlęs vienoj rankoj laikai, įsiskuti, ką reikia, pasižiūri tas kantas, nusivalom ir pasišluostę, su švaria būtent šluostę, svarbu poliravime paimti švarę šluostę ir ją gan dažnai pakeisti, nes ten prisirenka būna netyčia visokių reikalų. Ir betrinant su šluostė dar ir pabraižai, teko nupoliravai, o tu nori nupoliruoti, kad būtų gerai. Tai man žiūrint su spinduliu, dabar ant galvos su Scan Gripo žibintuvėliu, matau atspindį. Ir žiūriu rezultatą. Ir matau, kad tame griovyje išgaubime trūksta dar dėmesio. Tai grįžtu ir dar prasiskutu į gaubimą. Matot, koks yra oro tarpas tarp kempinės krašto iki krašto. Tada aš pasveriu mašinėlę, tik tai snukiu, dirbu priekiu. Matot, dabar nebėra tarpo. Ir priekiu. Ir poliravime dažnai kraipyti mašinėlę ir dirbti ar tai kempinėlės trečdaliu ar pusiuku labai apsimoka. Ne visuomet reikia tą visą padą guldyti ir visą plokštumą padukų žaisti. Daug geriau kartais prasiskuta pasukus mašinėlę ir paskutus pusės kempinėlės ar trečdaliu kampu. Kažkokį įbrėžimą užėjus arba tą išgaubimą. Jeigu nebūčiau mašinėlės pakreipęs, nebūčiau ten paskutęs. Tai apsišluostęs matau, kad tą išgaubimą susitvarkiau, bet toj palaukit, neskubėkit prie tų įbrėžimų, mes dar grįšim. Aš dar testuoju ir užsidedu vidutinio tipo terminį padą iš Zvizer, kurie yra gan stiprus ant padukų padarimo, naują ten technologiją kažkokią įvaldę, tai aš dar čia testuoju, žinai, su automobiliu man buvo pirmi čia kartai, kai aš pradėjau tą Zvizer paduką naudoti, dabar galiu sakyti po visų darbų, kad tikrai visai nieko daikčiukai ir mano arsenale jie užima didžiausią lentyną, galim pavadinti taip. Tai dabar užsimetęs antrą etapą, kempinėlę, kuri yra tokia vidutinė. Su mėlyna kempinėlė dažniausiai yra one stepas vadinamas, kad vienas žingsnis poliravimas ir gerai paskuta ir papoliruoja, iš pas savęs palieka blizgėsi poliravimo efektą, žinai, nebereikia daiti dar papildomų kempinių ir pastų.
su vienstepinė pasta ir vienstepiniu kempiniu išgausiu rezultatą. Bet ant šio automobilio spalvos nebus taip. Aš tiesiog norėjau pasižiūrėti paskutės, kaip aš greit susitvarkysiu su kietos kempinės, kietos pastos paliktais hologramom, ne su antro etapo. Kartais būna toks stebuklas, kad užtenka tokių 2 etapų. Kartais būna, kad reikia 3 etapų. Tai su šiuo automobiliu, prisipažinsiu, reikėjo 3 etapų. 3 kempinėlės, 3 mašinėlės, 3 pastos. Iš tikrųjų būna kartais žaidžiu su 2 pastom, bent 3 kempinėlėm. Arba 2 kempinėlėm, 3 pastom. Būna, kad laviruoju tarp pastų kietumo ir padukų kietumo. Jeigu labai kietas padukas, vidutinė pasta. Jeigu labai kieta pasta, vidutinis padukas. O finišas visą laiką yra finišas. Finišas pati minkščiausia, geriausia pasta finišinė ir finišinis padukas. Bet kai kalbam apie apibrėžimų, hologramų šalinimą ir poliravimą, aš kartais žaidžiu tarp vidutinių ir kietų, tarp pastų ir padukų. Nežinau, ar pagavot kampą, ką bandau pasakyti. Grįžtam prie dabarties, matome poliruojamą plastikinį priekinį bamperį ir su bamperiais reikia būti atsargesniems, nes dažniausiai jie yra padaryti iš plastiko, o plastikas greit sugeria karštį ir kyla paviršiaus temperatūra. Pasekoja to ir lako temperatūra, ir kuris dar greičiau prasiskuta arba uždega, arba padega dažai esantis po laku. Įkaista būna, keičiasi pats dažas esantis po laku nuo temperatūros. Tad reikia dažniau judėti mašinėlę ir kaip matot, aš dirbu rotaciją. Ribeta, jau pastebėjot, ką pakeičiau mašinėlę. Grįžtu prie savo mėgstamiausias senamadiškos technikos, kas eikvoja labai riešų, dilbių, pečių energiją, greičiau pavargsti dirbdamas rotacinę mašinėlę, nes tas sūkis ir pasipriešinimas tarp 2 paviršių įtempia raumenis laikyti mašinėlę stabiliai. Ir ten, kur mes norim, kad ji būtų, tas visas nuo kantos iki kantos, nuo kraščiuko iki kraščiuko, tai čia jį reikalauja rankų darbo. O ekscentrika jinai pati, kaip Rolls Royce'as ant savęs stovi, ten vos nenusikrapštydamas gali dirbti, o su rotacinė yra sunkiau dirbti. Iš tiesų, tikrai sunkiau, bet aš išgaunu geresnius rezultatus dirbdam su rotacinė, kas liečia skutimą, lako ir brėžimų šalinimą. Tai aš dar, kai pasižiūrėjau vieną skutimo paduką, dabar užsimečiau dar kitą skutimo paduką ir dar ieškau geriausio, to patraukliausio savo darbo eigos, kad viskas išgaučiau kuo greičiau ir kuo kokybiškiau. Taip pat pasirinkau rotacinę iš karto ir skutimosi dabar dar 3 padukas veilokas toks. Tai dabar matėt kempinės kietesnės, skirtingas. Viena buvo su skylė per vidurį, kita be skylės per vidurį, kuris skirta yra rotaciniai labiau. Kai nėra skylės paduke, labiau jinai yra rotaciniai mašinėliai skirta. Bet galima naudoti ir su skylė, drąsiai dabar, kaip matote, aš su skylė čia, bet dirbu tik pusę mašinėlės, ne visų paviršium. Kai užsidedu skylėtą kempinę, dirbu pusę kempinėlės paviršium. Kiek daug info, vaizdai taip keičiasi dažnai. Da bus progų visokių tų prasiplėtimų pasidaryti, o dabar grįžkim prie vaizdo ir su rotacinė dažniau judėti reikia, ant plastiko ypatingai, toks tas greitis, ir žiūrėti būtinai į spindulį esantį prie kempinėlės, tu matai tos įbrėžimus kiaurai. Ir aš kai matau tos įbrėžimus, aš grįžtu su rotacinė, grįžtu į tą vietą, grįžtu ant įbrėžimo ir galiausiai, kol įbrėžimą pašalinu, visą tą plotą dar papoliruoju. Žaidži su tą mašinėlę, kaip čia pasakyti, nedirbiau autonomu kažkaip, įsibėgėjęs kai robots, kaip kiti matau, poliruoju, tipo pasiėmė nuo kampo iki kampo plotą, jis žino, kad bus gerai ir pavaro, bet aš asmeniškai žiūriu į paviršių su prožektoriu ir stebiu jo pokyčius. Gerai, ratai, pasižiūrėkit, pilka masė, nieko gero, visiškai apsinešę nuo kaladėlių, dulkių ir kitų reikalų. Ir čia dabar matot jau biškį tokį blizgantį, nes čia nenufilmavau, bet jau su vienu etapu nuskustis ratlankis yra. Ir dabar čia antro etapu skutu jūsų akivaizdoj.
ir sugebėjau tik antrą etapą pafilmuoti. Bet jau matot, kad ratlankis jau nebe pilkas, o juodas ir poliravimas davė savo efektą. Vat, apsivalom poliravimo pastėlę. Čia flexo trosas irgi geras daiktas, brangus žaltys, tikras žaltys ir iš išvaizdos ir iš kainos. Tai, bet verta buvo, jeigu turit PX80 mašinėlę, tokį pilną komplektėlį, tokį trosą, galima drąsiai įsigyti. Aš sumesiu nuorodas apačioje, kur aš pats savo visą įrangą susipirkinėju, perku ir draugauju su kokia kompanija, kurie mielai jūs aptarnaus, įsiūs bet kokį miestą, paštu ir ne tik paštu. Ir pakonsultuos reikiamais rūpimais klausimais. Tai apsipoliravęs ratlankiukus padengiu keraminę dangą ir tada padengiu padangą silikonu ir užsidengiu ratlankį, kad nedulkėtų. Ir pabaigoje yra labai smagu, baigus automobilį tvarkyti, nuimti tos kandonus ir pamatyti gražų ratlankį. Tai va čia matot po skutimo, čia nieko nedaryta, hologramų, saulelių, o čia matot hologramas tik po skutimo. Dabar vat skutu su antru etapu, tą, ką prisidariau skutimo būdu. Tai kaip žiūrime į spindulį, turi nebūti jokių ragų, jokių voratinklių. Pažiūrėkime, ar pavyko pašalinti. Matot gražų, aištrų atvaizdą, kaip veidrodyje, va čia, va, ne? Va to mums reikia, mes to norim. Net kamera nefokusuoja, gaudo kažką kitą. Tai va, pagavo atspindį. Dabar žiūrėkit, užeina ir kamera iškart sufokusuoja į brėžimus, nes jinai mano, kad čia jau pirminis paviršius, jau kamera net jeigu fiksuoja į brėžimus. Pati autonomiškai, tai pamanykit, ant kiek skirtumas buvo plika akim, žiūrint tos paviršius. Tai va, prasiskutu su tokiu hibridiniu padu tarp vilnos ir medvilnės. Tai yra vilnos, medvilnės mišinys ir va tokį jis padaro rezultatą, kuris žinoma neturėtų mūsų tenkinti, nes išvažiavus ant saulės tai atrodytų labai klaikiai. Todėl tam bus pasitelkta antras etapas, tai jau vidutinio kietumo padukas, dažniausiai žymimas mėlyna spalva. Kai kurie gamintojai žymi kitomis spalvomis, pažiūrėkim, kaip atrodo po antro etapo. Jau geriau, nebematom tų ragų, tokių vadinamų hologramų aplink spindulių, aiškus žvitrė, matot, viskas normaliai, ribeta, važiuoja, mane sekasi, viskas, radom būdą. Dabar reikia tęsti. Tai rotaciniu kirpu, kur reikia ekscentriką, praeinu antru etapu ir pasilieku finišą pabaigoje. Ten, kur tokių tikrai apdaužimų, atgalinis, priekinis bamperis, durelės šoninės, kur įbrėžimų gausiai, drąsiai skutu rotacinę. Nežinau, aš taip pradėjau, man patiko, aš užsikabinau ir dar kiti bando man sakyti, kad čia senas modelis, bet visuomet aš grįžtu prie to seno rotacinio modelio. Nors esu ir bandęs išgyvendinti tą rotacinę mašinėlę, bet aš be jos neapsieinu, žinokit, neapsieinu. Tai va, čia dabar matot guzą, ant bamperio irgi, kai skuti su rotacinė mašinėlė, reikia ne per daug ant to guzo užbūti ir su jie dirbant daug atsargiau žaisti su kantom. Kantas, sprantat, kai yra ten, jinai labiau paveikiama būna mechaniniu būdu mašinėlės prasukimu, ta prasme, gauna, sprantat, ir nuskuta biškį tą kantą. Nežinau, čia aš paaiškinau taip kvailai, gal nuskambėjo, bet saugokit kantą su rotacinė mašinėlė labiau nei su ekscentrika. Eikit iki jų, nelipkit ant jų. Tai va, dabar baiginėju bamperį galinį, įsitikinti konkrečiai, kad visi tie etapai veiksmingi. Po to, bedirbdamas didesniais plotais, pastebiu ir mažus plotus, kuriuos pamiršau arba praleidau, arba netinkamai nupoliravau. Tai vėl grįžti prie kažko. Esmė detailinge stebėti. Stebėti, ką darai, stebėti, kaip tai darai. Ir
tobulinti iš tikrųjų, nepamiršti tobulinti. Būna, kad įsikandam kažkokią techniką, gal ta technika pusiau yra sėkminga ir mes labai gaištam ir laiką, ir visus kitus išteklius. Dabar jūsų akise yra stiklo poliravimas. Stiklo poliravimai yra pasitelkamas veilokinis, plonas ir labai kietas padukas, kuris net neturi savyje plastiškumo. Tai net ne kempinė, o veilokas. Ir dabar pažiūrėkit, kai aš užpuršiu palei kraštą, matot, kur yra visiškai nenupoliruota, vat kur džiūna ir nudžiūna toks pliemas, vat blynas, tuo pirštu, kur parodžiau. Tai va čia buvo mažai dėmesio poliravimo. Ir va dabar jau geriau matos, kad bus aiškesnis, skaidresnis vaizdas pro langą, pro stiklą. Ir jeigu kyla klausimas, ar galima nusipoliruoti įbrėžimus ant stiklo, tai taip galima, tokiu pat būdu, su tokiom pačiom būtinai rotacinės mašinėlės sūkiais, maksimaliu greičiu. Stiklas poliruojasi daug lėčiau, sudėtingiau ir reikės daugiau kantrybės. Tarkim, į valytuvo įbrėžimo žymės, jas nusipoliruoti jums pavyks, bet tikrai pareikalaus daugiau kantrybės. Šiame video neturėjau progos pašalinti jokio įbrėžimo ant stiklo, kad jums parodyti. Tiesiog naujesnis modelis neturėjo tokių didelių įbrėžimų. Tiesiog padarau stiklą skaidresnį ir nuvalau poliravimo būdu bet kokias ant stiklo esančias apnašas. Nes aš dengsiu stiklą keraminę dangą, kaip ir visą kėbulą, ir keraminės dangos padengimą matysite kitame epizode. Tai apsivalau stogą, visus stiklus, realiai jau esu po poliravimo darbų ir stiklam valyti naudoju paprasčiausią alkoholio, spiritų pagrįstą, kaip čia pasakyti, supilstytą, sumaišytą nuriebalintoją. Tai yra nuriebalintojas, kuris skirtas nuvalyti poliravimo pastą iš po poliravimo. Aš su to pačia priemonė puikiausiai nusivalau langus. Taip pat labai reikalingas įrankis yra tokia metalinė britvutė, su kuria nusiskutat, pažiūrėkit, ta roškė kokia gaunasi nuo stiklo, kuris atrodė švarus, buvo valytas su ta pačiu valikliu, bet praeini su britvutė, matai, kad dar kiek yra kietųjų dalelių ant stiklo, kurios yra prikibusios ir nenusivalo skudurėliu. O britvutė puikiausiai nuskuta apnašas. Geras įrankis, būtinas jūsų įrankių dėžėje. Tai kas be ko, nepamirškime ir spoileriuko, slaptų vietų, kurios galimai lengvai ir užsimirštų, jeigu nežinotum, kad ten taip nutinka. Kaip jau mano paprastas savais žodžiais paaiškinimas apie poliravimą, nekalbant aukštom materijom. Tai, va taip, pazikloji ant žemės ir skuti apačią kiek išeina, nes detailingas yra apie tai, kad ir paskuti ir papoliruoji. Nesvarbu, kad ten žmogus sako nepasilenks, nematys, bet čia ne ta filosofija. Nepasilenks, nematys. Pasilenks ir pamatys, aišku, kad pamatys. Kas pirks, tas tikrai tai padarys. Čia Poršas, reikia kiekvieną kampą ir išpoliruoti. Tai poliravimo paduką nusivalau su ta pačiu Pinel Wipe, tikriausiai dažniausiai naudojamas purškalas mano srityje. Nuriebalintojas naudoju poliravime, valyme, stiklų valyme, padukų valyme. Atsigeriu kartais, ten noriu biškį ant drąsos, ant smagumo. Aišku, juokauju. Po visų poliravimų būtinai prieinam prie valymo, kur su kompresoriu išsipučiu dulkes, kurios sukrito į sunkesnės vieteles, turiu galvoj tarpelius, kurių jau taip su skudurėliu prabraukęs neišvalysi, išpučiu ir tada su skudurėliu išvalau, ką galiu nuvalyti. Bet labai lengvai reikia ir aš turiu bėdą.
turi bėdą, turi minusą. Aš labai dažnai glostau tą mašiną skudurėlį ir būn, kad priglostau ir vėl biškį subraižau. Ir ypač su juoda bazinė spalva reikia kuo mažiau liesti po poliravimo. Išsivarau automobilį ant saulės, persitikrinti, ar nebus kur kažką praleidau. O čia, matot, tuo antro etapo dar šveitimo žymės tokios. Ir grįžtam į garažą, dar prasipoliruojam tos momentus ir dengsim keramiką. Takšt. Op, ramiai, gražiai. Tai va, kaip matėt, ant saulės spindulių viskas pasimato realių vaizdų. Jeigu kažką praleidot ant bazinės juodos spalvos, tai tikrai pasimatys. Jeigu perlamutras, žėrutis tas esantis, tai užtenka 1-2 etapų maks. Bet kai kalbam apie bazinę, jinai yra sudėtingai poliruojama spalva. Reikalaujanti tų kelių etapų, ne 1 ir kartais ne 2. Būna galima išsisukti su 2, bet priklauso jau nuo dirbamo lako paviršiaus. Šiaip Porsche'as turi minkštą laką pagal viską, bet buvau nustebęs, kad būtent šio modelio lakas nebuvo poršiškas. Nežinau kodėl, nežinau. Buvo gan kietas riešutėlis. Matot, kokią aš tokį tašiuką turiu prie savęs pasidaręs. Čia iš tikrųjų, žinokit, yra bėgikų vandens gertuvės įdėkliukas, bėgiojant. Ir aš prisitaikiau pirmą kartą jį 2016 metais masažo srityje, įsidėdamas aliejų. Ir taikau toliau, kaip matot, nešioju reikiamą chemiją, kurią dirbu labiausiai, purškiklį ar poliravimo pastą. Labai geras daiktas, būtinas, rekomenduoju, kuo mažiau vaikštai iki buteliuko. Jį pasidedi ant žemės, pasidedi ant lentynos, jį dažnai tau reikia pasimti tą pastą ir užsidėti. Ir viskas po ranką, visame kame ir atsiranda tas greitis. Kaip matot, veidrodukas jau yra, jau turim tokį veidrodinį atspindį. Tai to mes ir siekiam visą tą laiką. Ir po visų etapų toks rezultatas, kad jau gali savo inkštyrus spaudyti, žiūrėdamas į juodą spalvą. Argi ne puiku? Tai dar tikrai praseinu tokias sudėtingesnės vietos, kurios nesimato, bet praeinu kaip eilėraštį, kad būti tikras. Čia dabar matot finišą. Darau finišą, juodas padukas, jeigu pastebėjot. Pats minkščiausia pasta ir ekscentrinė mašinėlė ant lėtų apsukų, daug nesukant, nevildant lako. Ir su prožektoriuku tikrinės žiūri pastovi, ar kažkur kažko nepraleidai. Reikia turėti akis, kaip minėjau, detailingi. Ačiū visi, kurie žiūrėjote ir susitiksime kitose etapuose. Jeigu galite, paspauskite visus tos reikiamus mygtukus, kad palaikytumėte ritmą ir toliau. Dėkingas. Iki. Tapinam. Sveikatos jums, rebeta. Davai.